Dalis ieškome dabar gėlių. Ieškome gėlių. O, aptikau vieną gražią didelę rožę. Neša. Žiūrėkit, radau gražią rožę. Gražu tikrai. Ja reikėtų kur nors. Iš viso patraukė šitą visą šlamštą, jisai mums nei biškį nereikalingas. O kur ją dėsime? Gal iš moters pusės štai taip gražiai, o iš vyro pusės kažką kitą galima padėti. Kažin ką, nežinau. Taigi dabar bus mano eilė. Aš einu ieškoti kažko iš vyro pusės. Štai yra tokia angelėlė, galima pateikti iš vyro pusės. Tai labai gražu. Ja, labai gražu. Ir viskas galima įtkviesti. Gerai, mano eilė turėtų būti, tada aš einu kviesti. Gerai, jo šalinkitės. Šalinkitės, čia labai kit. Lėskit čia ir lėskit čia. Hei, jūs visi kiti. Ką? Išskyrus auksiuką ir tuos, eikit paskui mane. Kodėl išskyrus? Kodėl? Lieskit čia. Lieskit čia. Kodėl? Mes sėdime keliais. Lieskit, tikrai nesiginčykit čia su manim. Lieskit čia. Lieskit čia, tikrai aš jums sakau. Tam savo apyrankėm pasiimkite tiesiog apyrankės, kad neliktų ženklama jų. Dabar pašalinius dar daiktus paimti. Bet tuos pasakyšim. Čia. Gerai. Dabar ateikite. Užsimerkit. Gerai, užsimerkit. Aha. Tu ateik materialą. Va čia va. O, daikliukas kažkoks. Ir tu vyriški ateik va čia va. Nu va. Dabar galit atsimerkt. Ir vardan jūsų padarėme štai tai jums grožį. Kas čia? Lengvai pasibūkite. Ir jums stebėtis dabar juos. Kažin, ką jie darys? O, ką jie čia galėtų padaryti? Aš biškį sumišęs. Aš irgi. Bet manau, kad jie tai padarė dėl mūsų abiejų, kad mes labiau susipažintumėm. Ir beje, plunksna, aš noriu tą vieną tokį svarbų dalyką pasakyti. Kokią? Palauk, nusimsiu savo tuos. Miela plunksna, ar tikėtum už manęs? Aš? Tai žinoma, aš daugiau nematau nieko. O tie auksiuk, tai žinoma. O, kaip nuostabu, pagaliau tu man pasiviršai, aš laukiu šitą visą gyvenimą, tikrai. Tik kad tu visą gyvenimą manęs pažinai. Na taip, visą gyvenimą nuo tada, kad tave sutikau. Kaip miela. Na, dabar einame pavakarieniauti. Aptarsime vėliau apie mūsų vestuves. Kaip tik jie man parinko hot dogus. Krenta. Ai. Mama. Nukrito viskas. Tu šmaikštas. Tai va, kaip smagu. Kad man pasiprašai, kaip man smagu, kad tu sutikai. Jie taip visai šnekėjęs apie tas vestuves ir taip toliau sužadėtuves. Ilgai ir nuobodžiai. Ir nuo tada jie gyvena linksmai iki savo vestuvių ir po jų dar gyvena linksmai. Vestuvės žinoma, kad nufilmuotum, kaip gali būti vestuvė. Bet žodžiu, vestuvės bus kažkada. Dar nežinoma, kada bus vestuvės. Tai va. Bet manau, kad ne anksti vestuvės. Aš irgi taip manau. Taigi jūs vestuvės nežinom, bet mes labai neskubėsim. Mama sakėm. Hei, tu juk gali išpurti. Ne, nenoriu burti, man įdomu pačiam. Praneš ją, manau, tikrai nedarys privačių vestuvių. Aš taip manau. Aš irgi taip nemanau, nebent vėl tiem magiai sukursim vestuves. Jop.
tada būtų. Aik tu sau būtų. Bet manau, kad tas vestuvės darys kaime. Aš taip manau. Kitur ne čia. O kad žinai, gal ir čia. Tikrai, o ką žinau. Na taigi, iki. Štai mūsų meilės istorija. Mes nieko apie tai nežinojame, tikrai. Nieko. Jo. Nieko apie tai nežinojame. Čiauruojame. Mes viskas galvoja, mums net nepasakė, malonu labai. Na gerai. Ja, nekreipkite dėmesį, ji labai dabar karščiuojasi ir sakome iki. Ir tu trauktum vaizdą, nes aš dabar turiu padainuoti iki. Taigi, iki. Plauk, mes nesiptik. Iki. Dabar jau gali išjungti kamerą. Einam. Išjungi. Aha, jau seniai. Pagaliau baigėsi tas filmavimas. O, kaip gera. Pagaliau jis baigėsi. Pagaliau. Kaip jomis visus apgavo. Jis dar nesibaigė. Einu išjungsiu kamerą. Ką? Tikrai? Ką? Nesibaigė. O, tie. Sunku išjungti. Jep, dar pamatys man.